Tai tikroji savivertė ir galia yra tada, kai tu supranti, jog nebelauki, kada blogi dalykai pasibaigs, arba nebebijai, kad jie vėl pasikartos, bet tu žinai, kad turi pakankamai galios, išminties ir įrankių su bet kuo susitvarkyti. Tai net tada, kai išgyvenau vieną iš sunkiausių etapų, kai gedėjau ryšio nebuvimo su savo tėvais, kai išgyvenau panikos atakas, egzistencinę krizę, vis tiek atradau savyje jėgų visą tai praeiti. Ir būtent tuo momentu labiausiai užaugo mano galia ir pasitikėjimas savim. Ir turbūt jeigu reiktų išskirti vieną esminį dalyką, kaip pilnai atsistoti tokiose situacijose į savo galią, tai yra gebėjimas atsipalaiduoti skausme ir nežinomybėje. Jeigu pasieki šitą lygį, viskas, tu tiesiog esi neįveikiamas. Ir prisimink, kad visa šita galia jau yra tavyje. Tau tereikia ją aktyvuoti.